Sveiki! Atėjo vasara, prasidėjo statybos, žemės ūkio darbai, technika natūralu genda, trūksta kaušai, pjovimo peiliai dyla, žemės grąžtai lūžta, užsiteršia, reikia juos kažkokiu būdu remontuoti. Kreipiamės į mūsų draugus stokerius, ką jie gali pasiūlyti. Ir atsivežėm naują, galingą pramoninį elektrodinį suvirinimo aparatą, o taipogi gerus, rimtus Lincolno apvirinimo elektrodus. Bet apie elektrodus kitą kartą pasižiūrėkim, ką mes turim šitoj dėžutėj. Priekiniai paveiksliuke informacijos sąlyginai nedaug, mes tik tai matome skaičius 253, galima spėti, kad tai yra šio aparato galingumas ir tai sako, tai yra daug, 250 amperų daug ir šitas aparatas yra 3 fazių. Pažiūrėkim, kas yra viduj. Atsidarykim dėžę. Aparatas pasirodė per daug sunkus, tai dėžę nukėlėm ant žemės. Pažiūrėkim, kas joje yra. Instrukcija. Taip, ir toliau laidų raizgalinė, toj pažiūrėsim, kas čia yra. Ir pats aparatas. Taip. Viskas labai gerai. Šitą mes pašalinkim. Ir dedam. Gerai. Kas labiausiai krenta į akis, tai iš karto ištraukus, tai taip. Trifazis kištukas ir laido ilgis geri 4 metrai, storas, galingas toksai jau kabelis, kaip turi būti. Važiuojam toliau. Ir turime elektrodų laikiklį. Taip. Irgi labai storas vizualiai laidas ir pasižiūrėkim, koks yra jo ilgis. Irgi taip, tikrai 3 metrai aukštis. Ir manau, kad analogiško storio masės laidas, ilgis irgi taip įturiu 3 metrai. Važiuojam, apžiūrėsim patį aparatą. Pasižiūrėkime į gaminio parametrų lentelę. Turbūt vienas iš svarbiausių parametrų tai yra apkrovos ir galingumo santykis. Ir čia maloniai stebina, kad esant 100% apkrovai, jisai gali virinti su 200 amperų. Grubiai tariant, kiaurą parą, 24 valandas be sustojimo, 200 amperų. Tai iš tiesų yra labai daug. Su pikinė gale šio aparato 250 amperų. Jisai virina 60% apkrovimu. Turime 3 valdymo rankenėlės ir 3 šviesos indikatorius pasirinkti skirtingom funkcijom. Pirma, apie rankenėlės. Tai pirma rankenėlė reguliuoja srovę, maksimali srovė, kaip ir kalbėjom, 250 amperų. Antra rankenėlė yra Hot Start, jau ne vieną kartą kalbėta mūsų laidose, pakartosiu, tai yra funkcija padedanti užsidegti lankui. Kuo mažiau įgūdžių, kuo žmogus yra labiau naujokas, aišku, vertėtų ją naudotis. Starto metu, tik inicijuojant lanką, yra duodama padidinta srovė ir atitinkamai elektrodas greičiau įkaista ir lankas lengviau įsidega. Kuo esi labiau profesionalas, šitą funkciją galima būtų ir pasimažinti. Ir sekanti funkcija Arc Force'as vėlgi naudojama suvirinimo metu, kad elektrodas neliptų. Vėlgi, matuojama yra voltamperinė charakteristika ir kai tik tai lankas sutrumpėja arba elektrodas jau baigia prilipti prie metalo, aparatas automatiškai didina srovę. Jeigu funkcija pastatyta ant 0, tai tikėtina jūsų elektrodas ir prilips. Ir jeigu aš pastatysiu į tokią padėtį, tai tikėtina netyčia bandant prilipinti elektrodą, jisai visą laiką nudeginės, o jūsų gaminėje atsiras labai didžiulė skylė. Pasižiūrėkime šituos 3 indikatorius. Pirmas, tai yra suvirinimas glaistytais elektrodais. Antra funkcija, tai suvirinimas glaistytais elektrodais su VRD. Ir trečia galimybė, tai yra suvirinimas lift-tigu.
MMA VRD, tai yra sąlyginė naujovė, tai yra įtampos redukcija, įtampos sumažinimas. Kai nevyksta suvirinimo procesas, jeigu mes turim klasikinį MMA aparatą, tai netyčia prisilietus prie gnybtų jūs galite gauti tam tikrą elektros iškrovą, tai esant įjungtai VRD funkcijai šito neįvyks. Kol nedega lankas, įtampa yra pilnai pašalinama nuo gnybtų. Tai yra saugu, tai yra patogu, tačiau turi trūkumą, kad kai mes norim ar pakartotinai užsidegti lanką, ar iš principo užsidegti lanką, aparatui, galima sakyti, reikia laiko, kad jisai paduotų į gnybtus įtampą, ir mes galėtume inicijuoti lanką. Tai norit būti labai saugus, naudokit ją, norit būti labai greiti, tada vadinasi, nenaudokit jos. Šį kartą apie aparatą tiek, o testai bus kitą kartą. Šiūsim šitos Lincolno apvirinimo elektrodus, pakalbėsim apie juos ir parodysim, kaip su jais yra dirbama. Iki kito karto. Elektrodų. Judame toliau. Turime elektrodų laikiklių. Gerai, все. При аппарата неожиданный предъезд электродный. Gerai.